Labas rytas. Šiandien varau į Vilnių su klase. Tai labai fainai. Pasiėmiau rankinuką. Jo. Dabar laukiu autobuso. Atvažiuoja manis po 8:09. Aš turiu būti prie mokyklos 8:30. Tikiuosi, kad spėsiu. Jo. Hey, what up? Hello. Šiandien kažkaip indė trolų šito dalyko. Būna. Ok, žodžiu, mes jau perdodam kamerą. Bye-bye. This is my bag. Pretty nice. Turim šitą, kurį nusikabinam nuo savo kuprinės. Gerai. Gerai. Oh. Jo, viską. Turiu pakelį guminukų. Paskutinis. Turim šitą, aš neturėjau ryte laiko prisipildyti, tai jo labai ten nedaug. Biškį. Vapaliuku. Turim raktus. Yes. Turim pažymėjimą mano. Nu, ne pažymėjimą. Tapatybės kortelę. Turim popierinės man sloga. Jo. Turim šitų. Ir turim gumos, kurį čia biškį įsimėčius. Biškut. Truputuką. Bet nieko tokio. Mes turim mano piniginę, kur pažymėjimas, kortelių. Negali būti, kad piniginė yra pinigų. Įsivaizduoju. Negaliu patikėti. Tada nosinė viena. Nu, jinai be nosies įperka. Aš tualetinį pasiėmiau. Čia man ugnė, Dalia, čia man Eilida, čia man Eilida vadalė, su vyru. Turim mano kautrą, kad saugo galėčiau važiuoti. Tada turim Vazelina, it's the best. I really like it. It's really good. Buy it. 10 out of 10. Nesispjaudėk. Mano naujas ausytės. Is giant bar. Šitie šiaip žiauriai skanus ir žiauriai sutipūti. Tai aš mesdama sniego gniukščią. Gniukščią? Sniego gniūžtė. Žinau, kad gniukščią. Gniūžtė. Gniukščią. Gniūžtė. Aš jums parodysiu gniūžtėtis. Gniukščią. Kas ta vyra, moteris? Aš trukau labai ilgai. Jo, jinai net vėlavo. Palauk. Nevėlavau, aš grinai antram atėjau lygiai 1, Nes aš galvoju, 2, 3, 4, šitą vietą 5, 6, 7. Poniausiai yra. Nuo 11 kur. aš paimu. Aš pastyriau. Taigi. Žiūri, o buvo. Subiškai. I'm a lion. Rar. Tavo koinės norėjau. 360. Ką girdėjai? Ką? Tavo eksas. Kodėl? Ergo eksas. Mes dabar važiuos, aš prasukiu. Televizijos bokštas, kitaip sakant, ten labai netoli Lazdynų baseinas. Tenai yra televizijos bokštas ir tenai kartu yra Lazdynai. Ir ten toks Lazdynų baseinas yra. Čia ne Vilnius, o Kristė. Ai, čia tas, aš neseniai išsiaiškinau, kas yra. Tai, sužinau kelionį ir tada tokia deimantukos formos būna, ne? Jo. Va. Pasakyk tau. Ugnytė miega, jos excited. O kaip nori, galiu įvest pro valdančiąją daugumą. Ačiū. Arba jinai jas? Svarstymą dalyvauti Seimo narių pokyčių
Čia salė informatyvi. Tai jie ką darė? Jie sakė, įsiveršim į Seimą, išvaikysim Seimą, čia išvaikysim visos nepriklausomybės ir kas tik nori. Aš įveršim neleido. Viskas aišku? O kur reikėdė? Taip, tai va, čia tas vitražas, noriu parodyti jau. Aplinkui čia vienas vitražas, vadinasi šventė to pačio Kazimiero Morkūno parodžio Žalgirio mūšį. Šitas tikrai darytas žymiai anksčiau. Jis Tai žodžiu, mes atėjome į pizzeriją, aš užsisakiau margaritos su česnakiniu padažu ir kola. Sveiki, aš aš užsisakiau Havajų pizzą su spraitu ir česnakiniu padažu. Hello, aš tą patį ką Rugilė. Aš užsisakiau Havajų pizzą. Oje, kaip mano nosis. Visi plaukelį. Ką? Turi concealer. Ne, jo, turiu, palauk. Tai gerai, pabaig. Gerai. O, žiūrėk, Havajų pizza be ananasų ir kola ir česnakinis padažas. Ir visas, man atrodo, pasiėmėm po didelę pizzą. Nu, ten tokia normali. 30 cm. Ir turi kempinėlę. Ir kai atneš pavalgysim, tada eisim į kalėjimą kažkokį, turėsim ten susirasti. Nagas nulūžo. Aš ne fakalus rodau, bet tiesiog nagas. Čia irgi buvo nulūžę baisu. Man jau reikia nusimti. Skanaus. Taigi. Netai varti. Didžiausia fainė. Šai. Taigi. Eina man scenos. Ai. Ane? Apdėm visiems. Šiandien pakalbinsime, o ne? Nieko nesigirdi. Ai, atsiprašau. Arčiau. Gerai. Taip pat pakalbinsim šitą merginą. Kalbėkit. Jo. Prisistatykite, kuo jūs esate vardu. Eirida. Jinai atėjo į šitą konkursą ir labai norėjo pasimti daug čia, iš visko tiesiog labai čia gražu. Tai ką jūs šiandien mums parodysite? Breakdance, freestylas. Gerai, Breakdance is sėkmės. always breakdance, Va čia bro. muzika paleista. Jo. Duokite, sakau, 1, 2 ir pradėsim, gerai? Taigi, 1, 2. Tai palauk, tada reikia pasiruošti. Jei reikia pasiruošti, palaukit, čia labai. Labai normaliai, arba čia bus blogai. Taip. Ten čia, nu gerai, tarkim. 1, 2, 3. pradedam. O kai varo? Labai. Net nežinau, nuo ko pradėti. Prašyčiau, toliau. Susijaudino, manau, bet manau, kad tikrai gerai pasirodė. Taip. Jo. Gal dar kokį judesėlį turėtume? Kaip įsivertintumėte save? Palaukite. Man kai taip nepatinka, kai taip žmonių daug, tai aš taip... Jo. Nu ką tu? Nu taip šiaip nepatinka. Viso gero. Atėmė iš manęs mikrofoną. Gai, dabar aš interviu dinu. Šiandieną... Žiūrėkit, man atrodo, gerai? Gerai. Eigi. Raunus. Ai. O. Bomba. Nusivalyk iš viso kažkaip. Mėlyna, ką tu Žalė, bežiūrė. Kokią žalę, kur tu pas mane žalę, matai kažkur mergaitė, tu pasižiūrėk papūgą. Vėklo susitiko, visas Lukiškių kalėjimas linko. Kokia juoda. Juoda, va, juoda.
juoda. O tu čia ką, mėlyna Ką aš? papūga? Ai, aš. Mėlyna papūga. Tai tu pasižiūrėk, kaip tu atrodai Tu mergaitė. juoda beždžionė. Kokia Juoda. beždžionė tu mergaitė. Juoda. Jauda. Pasakyk. Pasakyk. Sakyk. Muštynės. Muštynės. Ne, mes Muštynės. Mes nesimušėm. draugiški. Pandos nesimušė, jos tampa plaukai. Gerai, taigi, jūs sakėt, norėsit man interviu padaryti. Taigi, ką jūs šiandieną parodysite? Tai mum? niekam neįdomu. Aš šiandien manau, kad nieko nerodysiu. Kas niekam neįdomu? Man kažkaip labai taip, žinot, tas oras toks kažkaip ne mano skonio ir taip nefaina. Self-aware queen. Taip, aš turiu savo self-respect. Gerai, mes jau turime ir ačiū, visą gerą. Eik tu savo. Čia būdavo galima. Užšokti. Net nenoriu šokti, nes aš jau matau, kad nesaugu. Taigi, kaip matot, jau grįžau namo. Nu, jau vakar grįžau namo, bet sugalvojau šiandien parodysiu, ką gavom dovanų, nes jums nerodžiau. Iš Seimo rūmų tai parodyti. Toksai vat maišelis. Aš jau čia išlapau kai ką. Gertuvę. Tokią. Žiauriai graži. Dar kamera turi aišku kris. Na, šitam paskutiniam parodys. Tada, tušinuką gavom. Čia kortelė tipo, jeigu norėsim pasiskambinti kažkas tokio, nežinau. Žodžiu, tada tokią atšvaitą turim. Jo. Tada gavom Konstituciją Lietuvos Respublikos ir man pasirašė Šimonytė. Parašas, dar nusifotkinom kaip visą klasę. Ir tada mes buvom Lūkiškių, man atrodo, kalėjime. Žiauriai patiko Lūkiškio, šitai man atrodo, Vilniui. Man žiauriai patiko, aš patariu visiems nuvažiuoti, nes ten man žiauriai įdomi atrodo pasakojo ir viską, žinot, kai tu pamatai savo akimis ir išgirdi tas istorijas ir kai tu tiesiog ten būni ir tai pasakoja, tai yra visiškai kitas jausmas, negu tau ten draugė papasakos, tipo. Tai aš sakyčiau, reikia pačiam nuvažiuoti tenais, išklausyti tos visos istorijos, nueiti visur į tos kambarėlius ir tiesiog patiems tai pajausti, nes man tai buvo tiesiog kažkas, aš net negaliu apsakyti, aš taip džiaugiuosi, kad tokią galimybę turėjau tenais nuvažiuoti, nes wow, ir tie pasakojimai tiesiog ir žiaurų yra, tiesiog žiaurų. Man labai patiko, žiauriai. Čia turbūt, nežinau, atsiminsiu visą savo gyvenimą, belė kaip man patiko ir net negaliu išsakyti žodžiais ant kiek, tiesiog realiai baisu tuo pačiu metu, kai išgirsti visas tas istorijas ir visur, žinai, vaikštai po kambarėlius, bet ir žiauriai įdomu ir, sakau, tikrai patariu, 10 iš 10 tūkstantis milijardų bilijonų, būtinai važiuokite, jeigu planuojat. Tai va. Ir žodžiu, mums dar padarė tokią nuotraukytę, gavau. Mums sakė visiems rimtiems būtų. Aš tai čia nežinau, kažkaip keistai atrodo biškį realiai. Jo, man nagas nulūžo. Jo. Kažkaip keistai. Bet ja. Nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus. O mes susitiksime kitame video. Ciao.